Sveiki, mėlyjeji. Lapkritis man atnešė naujų idėjų ir šiandien pabendravusi su pažįstama gavau dar vieną idėją ir pagalvojau, o kodėlgi ir taip. Pastaruoju metu pradėjau pastebėti, kad žmonės tiesiog neturi kam pasiguosti. Vos tik pradeda skūstis, iš karto atlėkia nesiskūsk, reikia būti stipriam, skūstis yra blogai ir taip toliau. O taip pat yra daug žmonių, kuriems tiesiog neturi su kuo pasikalbėti, išlieti dūšios, taip sakant. O kartais tiesiog reikia labiau patyrusio žmogaus patarimo, o jo nėra šalia, arba tie, kurie yra šalia, yra užsiėmę ir neturi tau laiko, o galbūt tiesiog reikia palaikymo. Turiu draugę, kuri kartą man pasiskundė dėl kažkokių ten įvykių, o aš išklausiau ir pasakiau, o kaip tu norėjai, juk jie yra teisūs, o tu šioje situacijoje klysti. Į tai man atsakė, man nereikia tavo tiesos, man tiesiog reikia, kad mane palaikytų. Kita draugė, daug jaunesnė už mane, paskambino ir sako, aš noriu, kad tu man pasakytum, suprantu, kad ten esi psichologė ir taip toliau, bet dabar man reikia tavo kaip vyresnio žmogaus patarimo, tavo situacijos matymo tiesiog. O trečia atėjo pasikonsultuoti, išsipasakoti, išsiverkė ir galiausiai pasakė, kad jai daug lengviau, nes ji net papasakoti ir pasidalinti savo skausmu su niekuo negali. Šiuo metu mes tapome labai nedėmesingi vieni kitiems. Mums taip įkalta, kad privalome būti stiprus, galvoti tik apie save, kad mes nieko niekam neskolingi ir kad niekas ir nieko nėra skolingas ir mums. Ir šiame sveikame kabutėse egoizme mes nustojame pastebėti kitų žmonių skausmą ir tapome bejausmiai. Ir vietoj taip išpopuliarėjusio pozityvaus gyvenimo būdo ir mąstymo atsirado pasipiktinimas, susierzinimas, pavydas, darboholizmas, nepagarba kitų žmonių vertybėms ir savo ir svetimų ribų nepaisymas. Taigi, ypač tiems, kurie neturi kam pasiguosti, neturi su kuo pasidalinti savo liūdesiu, kuriems reikia paramos ar palaikymo, turiu pasiūlymą. Pasiūlymas yra tik 3 žmonėms per mėnesį. Visas pasiūlymo sąlygas skaitykite apačioje aprašyme. Su meile.